pats aktualiausias klausimas žmogaus gyvybės formoj, tai yra toks klausimas, kas aš toks esu. Tai nuo to ir pradėsim. Kas aš toks esu? Labai daug kas kalba apie save ir į save nukreiptas visas dėmesys, visais atžvilgiais. Meilė savo, mano gerovė, galvojame apie save, aš gražus, aš turtingas, aš šlovingas ir aš tam. Mums kiekvienam esam mes patys svarbiausi, bet labai svarbu suprasti, kas aš esu iš tikrųjų. O čia yra esminis dalykas, nuo ko reikėtų pradėti kiekvienam žmogui, kiekvienai gyvai būtybei ir mąstančiai, turinčiai intelektą, pradėti nuo tokio supratimo, kas aš toks esu iš tikrųjų. Ir tada tuo savojų aš, kas aš esu iš tikrųjų, juo ir rūpintis labiausiai. Tai jeigu mes panalizuosim tą klausimą, tai yra tokia vedų raštas, yra prašomi du paukščiai, sako, yra medis, kuriame tupi du paukščiai. Vienas paukštis, jisai lesa vaisius, reiškia, kartais jie būna skanus, kartais jie būna neskanus, kartus ir dar įvairiausi, bet vienas paukštis visą laiką aktyvus ir lesa ir ragauja, kartais karčius vaisius, ar ne, o kartais saldžius. Ir antras paukštis, jis visą laiką stupi šalia, jisai ir stebi, leidžia, prižiūri. Ir šitie du paukščiai yra lyginami su mumis. Vienas paukštis tai yra mes, ar ne, mes, kuris sėdi ir lesam, ar ne, mėginam mėgautis ir lesti šito materialaus pasaulio vaisius, ar ne. Vieni vaisiai atsitiktinai būna saldus ir mums malonus, o kiti vaisiai tai yra kartus, tai yra lyginama su mūsų karma. Tai yra karma, tai mūsų gera karma, geros karmos rezultatas mums duoda skanius vaisius ir mums labai patinka. Blogos mūsų karmos rezultatas tai yra kartus vaisiai. Ir taip mes einam per gyvenimą ragaudami karčius ir saldžius vaisius, tai yra mūsų karmos padalinys. Bet šalia esanti kita siela, tai yra Bhagavanas, kuris jisai lydi mus visą laiką šalia paramatmos pavidalu. Jeigu šventraščius skaitysim, mes pamatysim, kad antrą tą paukštį ją lygina kaip su paramatma esančia mūsų širdie, jisai mus lydi ir stebi, mums leidžia, mums duoda ir jisai visą laiką yra palaimingas. Ir galiausiai tai yra klausimas, kada mes atsisuksim, ar ne, būtent į tą šalia esantį paukštį. Taigi, ir kas toliau vyksta? Visa problema tame, kad mes esam savo prigimtimi ne šitas kūnas. Savo prigimtimi mes esam ne šitas protas, ne šitas intelektas ir tikrai ne viskas, kas supa aplink mus. Siela jinai pakliūna į šitą savo sudėtingą situaciją dėl to, kad save sutapatina ne su to, ko reikia. Taigi, savo prigimtimi Dievo kūrinyje mes esam patys mažiausi, būtent yra džyva. Džyva tai yra gyva būtybė, būtent mes esam ribinės energijos būtybės, tai yra džyva ribinė. Taigi, tokiu būdu mes esam patys mažiausi. Bet jeigu mes paanalizuosim kiekvieną save, dėl savo ego mes laikom save pačiais didžiausiais, iliuziška prasme. Taigi, mes galim paimti bet kokį objektą ir bet ko, netgi mažą obuolį, arba netgi galim paimti bet ką, bet adatą galim paimti ar ne. Mes esam mažesni už tai. Būtent mūsų dydis skaitosi kaip mažesnis už atomą, tai yra sielos dydis, mūsų pačių dydis ar ne. Tai mes esam patys mažiausi šitoj visoje Dievo kūriniai, kaip gyvos būtybės esam patys mažiausi. Taigi dėl to mes neturim tos galios atlaikyti, reiškia, tam tikrų iliuzijų, majos, ar mes neturim galios valdyti šitos visos materialios gamtos, dvasinės gamtos, dėl to yra aukščiausiai siela. Mes esam, kaip sakant, šitos aukščiausios sielos vaikai, tai pasakykime, ar ne, mažos dalelytės jo, ar ne, kurios dėl savo tokios puikybės, ar ne, prisėmėm šitą ego ir to ego dėka laikom save labai didžiuliais, iškilniais ir taip toliau. Taigi, viskas nuo ko prasideda, reiškia, bet nuo to ir prasideda, kad mes būdami patys mažiausi, reiškia, norim būti patys didžiausi. Ir atsiranda tada ego. Pati prigimtis mūsų yra kaip sielos, yra kupina palaimos, žinojimo ir amžinybės. Šitos sielos, būtent mūsų, kas mes esame iš tikrųjų, negali paveikti niekas.
niekas negali paveikti. Niekas. Šita kančia mūsų nepaliečia kaip sielos. Niekas negali mūsų nei nuskriausti, nei sunaikinti, nieko. Tiesiog savo norų mes pasiemam šitą ego, mes gaunam šitą kūną, gaunam šitos visus materialius įrankius, instrumentus ir save su to sutapatinam. Kadangi tas kūnas, mes sutapatinam save su šito kūnu, o kūnas patiria kančias, mes kartu su to kūnu patiriam kančias. Kadangi yra mūsų protas, tai mūsų instrumentas, mes sutapatinam save su šito protu, duodam jam pilną galią, galam, va, tu viešpatauk. Ir protas taip viešpatauja, kad mums jis neduoda ramybės, jis prisimena, reiškia, jis kūrė planus ateities ir taip toliau, jisai prisimena kažką praeitį, jis galvoja apie ateitį, mūsų protas kažkokias detalės gyvenime prisimena, kažkas tai skaudžias akimirkas, jis aptaria, ar ne, protas mūsų galvoja. Ir tokiu būdu jis neduoda mums ramybės. Galiausiai mes tampam tokiais savotiškais įkaitais, ar ne, savo kūno, savo proto, savo juslių, juslės kažko nori. Vėlgi mes ne sielą tenkinam, mes tenkinam juslės. Vėlgi mes, reiškia, ne sielą, ne save tenkinam, bet šitą kūną. Ir kadangi sutapatinam su šito save, nuo to visos prasideda problemos mūsų. Dėl to, savo prigimti mes kupini palaimos. Bent jau teoriškai pradžiai suprasti, ar ne, kas aš toks esu. Ir mes, jeigu įsigilinsim, netgi paprastai, mes pamatysim, kad aš nesu šitas kūnas. Tai kodėl aš dėl to kūno tiek padedu visą savo gyvenimą? Aš nesu šitas protas, bet tam protui tiek tarnauju, reiškia, tiek aš jo pasitikiu, ar ne? Šitos juslės vėlgi yra netobulos ir atneša ne taip ir daugiau laimės, ar ne? Bet mes visą dėmesį sutelkia vis tiek į tai. Taigi, susimastyti, bent jau pradžiai susimastyti, ar ne? Ir užduoti savo tokį klausimą. Kas aš toks esu iš tikrųjų ir pradėti kreipti dėmesį į save, į sielą. Taigi, dėl to ir yra toliau sekančios dvasinės praktikos, kurios padeda mums atskleisti save. Kas aš toks esu? Aš esu siela ir yra praktika, reiškia, padeda mums atskleisti. Apie praktikas, apie visą kitą pakalbėsim vėliau kitais video įrašais, bet šį kartą norėjau tiesiog paprašyti jūsų rimtai susimastyti ir rimtai savo užduoti šitą klausimą. Kas aš toks esu?